Direktorių Marių senai pažįstu, dėl to mes jį kreipiamės, dėl kokybės. Aišku, visada yra jaudulys, kaip susiderins spalvos, kaip atrodys. Tas, kad yra labai aukštos lubos. Aukštis mums pasiteisino, nes, kaip pasakyti, mums nesustūmė tos erdvės. Mes norėjom išlaikyti tą visą erdvę. Ten bus faktiškai tokie daiktai sandėliuojami, kurie yra naudojami metuose gal 1-2 kartus, kaip naujametiniai žaislai. Mes nuvažiavom, pasižiūrėjom pirmą rinką, mes nusivežėme lentelę grindų. Tai buvo pirma ėjo stalviršis, kuris turėjo būti palei susilieti kažkas su grindim. O ta geltona plokštė, tai čia buvo mano idėja. Mano vyro buvo noras, kad jis čia būtų kaitlentė ten, bet čia mes sprendėm po to, kad vis tiek mes sėdim vienoje erdvėje, kad galim, pavyzdžiui, gaminti valgį, čia ir televizorių, bendrauti kartu, kad nebūtų nugarą nusisukus. Kol darėsi baldai, visokių buvo minčių, gal kažką ne taip padarėm, gal negražiai atrodys ar kažkas, bet viskas labai gerai. Užsakymas buvo dar prieš naujus metus, o po to, kai sausio mėnesį mes jau gavom raktus, tai faktiškai vidury vasario buvo patenkinti.